Sveiki, aš esu Goda Paskal, esu matematikos korepetitorė, edukologė ir mentorė mokiniams iš gyvenimo siekiantiems daugiau. Šiandien mes turime video apie mokyklų reitingus, kurie yra sudaromi pagal tose mokyklose besimokinusių 12 valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Tai aš norėčiau pakomentuoti, kas po tais rezultatais slepiasi. Tikiuosi, mano kanalas jums ir jūsų šeimai padės lengviau atsirinkti mokymosi strategijas ir informaciją matomą viešoje erdvėje. Šiandien mes pakalbėsim apie tos vaikus ir kaip tie vaikai 12 klasėje mokosi ir kokių būna rūšių vaikai. Paties reitingų sudarimo keblumas ir sunkumas, kaip sudaryti tą reitingą, kad atspindėtų realią situaciją. Ir ką mano nuomonė iš tiesų, kokią informaciją perteikia būtent tie Lietuvos mokyklų ir gimnazijų reitingai. Tai klausykite ir važiuojam. Kiekvienais metais yra skelbiami atnaujinti Lietuvos mokyklų reitingai. Top 10 mokyklų beveik nesikeičia. Kartais nebent vietomis apsimaino. Reitingai išskirtinai vertinami tik pagal 12 valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Tos VB. Ką iš tiesų atspindi šie rezultatai ir kaip galima būtų vertinti mokyklas, kad tas vertinimas būtų ne apie tėvų piniginių storį, bet apie pačios mokyklos suteikiamas žinias, networkingą, psichologinę atmosferą, o gal tiesiog naują ir gražų pastatą. Nes tai irgi yra malonu. Tai aš norėčiau pakalbėti apie pirmos rūšies vaikus, aš vadinu stebuklingi vaikai. Ar jūs esate girdėję apie 12-ką, besimokinantį ar besimokinusį, kurioje nors top mokykloje 5, bet paskui netikėtai iš valstybinio egzamino gavusi 85, ten 90 ar net 100 balų, ne? Gal savo klasėje nors vieną tokį turėjote, taip? Tai to vaiko mokyklos mokytoja negalėjo patikėti, kaip klasės ten trejetukininkas, praleidinėjęs pamokas galėjo, ar ten penketukininkas galėjo tiek daug gauti iš egzamino. Neįmanoma. Niekam nepaslaptis, kad su šituo vaiku tikėtina bent kokius 4 mėnesius prieš pat egzaminą pastoviai dirbdavo korepetitorius. Aiškiai, nuosekliai paaiškindavo dalykus ir vaikas išmoko. Jeigu bandai išmokti 4 metų, tarkime, chemijos kursą per 4 mėnesius, tai nelabai lieka laiko į mokyklinės chemijos pamokas nueiti. Arba apskritai į mokyklinės pamokas nueiti, ar ne? Tai aš, pavyzdžiui, savo mokyklos net laidoje atsimenu savo kartoje, ar ne? Kad buvo vienas mokinys, kur chemijos mokytojas stebėjosi. Kaip jis ten regis virš 90 balų ten chemiją išlaikė, nors mokėsi 4 ar 5. Statistikoje jį chemijos išmokino, reiškia, mano ta mokytoja, ta pati, kuri ir mane mokino. Bet realybėj, stebuklų nebūna. Ta prasme, jisai lankė pas korepetitorių ir tiesiog, pavarė tokį greitą šuolį. Tada yra ta antra rūšis vaikų, tai yra, aš vadinu, normalūs vaikai. Tai yra tokie, kurie 9, 10 ar 11 klasėje pajaučia, kad jau klasėje visi supranta ir mokytojas dar sunkiau, greičiau mokina ir dar daugiau užduočių visokių duoda ir tų namų darbų daugiau. Atrodo, pasakytų mokytojų, sustok. Taigi, supranta tik tie 4 top mokiniai ir dar tie, kas ten pas korepetitorius vaikšto, o visi kiti. Ta prasme, o ką man daryti, ar ne? Ir tu, jautiesi toks kvailelis, kažkoks, kur, visiems dašyla, o tau ne, ar ne? Tai tokie mokiniai tada vasarą arba rudenį, kai korepetitoriai mažiau užimti, pasiima pasistiprinti pamokas ir neprisidaro tų spragų tiesiog. Ir jau net ir pamokose jie gali sekti, ką mokina klasės mokytojas, tų pažymių, žodžiu, netaip susigadino, tas vidurkis jis nebūna toks jau, ten 4, ar ne? Tai tas jų šuolis jis nebūna taip matomas, nes jie tiesiog, supranta tai anksčiau, negu likus 4 mėnesiams iki valstybinių brandos egzaminų. Ir statistiškai ten, sakykime, tokie mokiniai yra, tarkime, ten XXX gimnazijos auklėtiniai, ar ne? Ir todėl ta gimnazija, jinai aukštai būna reitinguose. Kitas dalykas, tai yra tokius reitingus sudaryti yra labai sunku. Reikia suprasti, kad sudarytojai iš tiesų daro labai labai didelį ir labai sunkų darbą. Nes kai tu pagalvoji, tai gimnazijų ir mokyklų reitingų sudarytojai, jie turi įvertinti mokyklos kokybę. Bet nei viena mokykla nenori nieko neigiamo apie ją. Jeigu tu jų paprašysi duoti informaciją apie savo mokyklą, jie gali jos nepateikti arba pateikti
pamodifikuotus duomenis, ar ne? Tai jeigu tu pasimsi informaciją pats, pavyzdžiui, rasi kažką internetuose, ar ne, ar galbūt kažkoks buvęs mokinys kažkokią istoriją papasakos ir ji bus neigiama į kurią nors pusę, tada tu gausi ieškinį, arba bent jau grasinantį advokato laišką, kaip tu gali spręsti apie ką nors, kai tau duodama tik teigiama informacija ir jokios kitos. Aš, pavyzdžiui, apie kokybę visada sprendžiu, kaip tas daiktas ar ta paslauga, jinai atrodo, kai būna blogai ir kai būna labai blogai. Ir tada, kai būna gerai. Ne? Ir tada tu žinai, ko čia tikėtis, kaip čia vertinti. Ne? Pavyzdžiui, renkantis automobilį. Man rūpi ne tik, kaip jis važiuoja, kai saulė šviečia ir lietaus nėra, bet kai ledas, dargana, ten plikšala, ar ten kažkokia, ekstremaliai aukšta temperatūra dykumoje. Tai tada aš apie automobilio patvarumą, tikrai galiu spręsti, taip? Tai dabar pagrindinis klausimas, tai kągi iš tiesų pasako tie reitingai? Kokią informaciją jie teikia? Ta prasme, jeigu mokykla yra aukščiau, ar per vidurį, ar žemiau, tai kokią informaciją duoda? Mano manymu, atsakymas čia yra nesudėtingas. Mano manymu, mes sužinome, kuriuose mokyklose mokosi tokie vaikai, kurių tėvai yra labiausiai įsitraukę į jų ugdymą, arba patys padeda vaikams kažkiek po pamokų, arba laiku pasamdo kažkokius profesionalius korepetitorius ar profesionalius kažkokius mokytojus, taip. Ir abiejais atvejais tai tiesiog parodo bendraklasiams, ar jų klasiokai kažką, galbūt pasieks gyvenime ar ne. Kitaip tariant, kuriuose mokyklose geriausias networkingas. Vėlgi, žinoma, kad vien tai, kad tu ten baigiai tą ir tą mokyklą, nepadarys tavęs staiga sėkmingų ir taip toliau. Bet networkingo dalis yra visai svarbi. Aš kartais tėvams duodu pavyzdį. Įsivaizduokit, jeigu jūs būtumėt mokęsi tokioje mokykloje, kur, pavyzdžiui, keli jūsų klasiokai ar klasiokės ten sėdi kažkokiose ten pataisos darbų kolonijos. Tai kiek tai būtų naudinga, kad tas žmogus buvo tavo klasiokas, arba kiek tu jam galėtum padėti, būdamas ten, sakykime, laisvėj. Taip? Čia labai toks, aišku, ekstremalus pavyzdys, bet mano mintis yra, kad jeigu tu šiek tiek geresnėje aplinkoje esi, tai jau ir tave kažkiek stumia, judėti priekį. Nes nereikia būti visišku genijum, bet nereikia ir būti tokioje aplinkoje, kuri tikrai tavęs nepakylės. Ne? Tai va. Šiaip bendrai aš noriu dar papasakoti patį mąstymo principą, kokiu reiktų vadovautis, kai vertinate tiesiog mokymasi, ar ten mokymosi sistemas. Aš savo įrašuose daug dalykų kalbu gan, taip atvirai, bet realybė yra ta, kad beveik bet kuris mano teiginys galios daugumai, bet ne visiems atvejams. Jeigu aš sakau, kad mokyklos yra geriausios networkingu, tai čia išvertus reiškia, kad didžiausia nauda, kurią tos mokyklos suteikia, yra networkingas. Bet tai reiškia, kad yra ir daugiau naudų, kurias jos suteikia. Gal, pavyzdžiui, susirado kažkokį gerą fizikos mokytoją ir, pavyzdžiui, toje mokykloje fizika bus dabar aukščiausiam lygiai, ar ne? Galbūt turi naujutėlį stadioną, o gal finansiškai remia vaikus iš neturtingų šeimų, gal yra arti jūsų namų ir tai yra svarbus dalykas, ar ne? Yra kiti dalykai be to pirmo ar ten antro pagrindinio. Tai jie individualių jūsų atveju gali jums būti labai svarbus. Ir svarbesni negu tai, ką aš sakau, ten, pavyzdžiui, kad man svarbus yra networkingas. Taip? Bet turime suprasti, kad tai, kas svarbu, yra procentai. Tai kiek atnaujintas mokyklos stadionas prisidės naudos mokiniams, lyginant su senu suklypusiu. Mano spėjimas 2-3 procentais geriau gal. Bet, pavyzdžiui, kiek prisidės tai, kad 80% klasiokų yra protingi, gal motyvuoti labiau ir jų tėvai irgi galbūt kažką veikia gyvenime įdomesnio, tai manau, kad gal irgi tai prisidės, suprantate? Tai apie 70-80% sėkmės, kurie ateis ne kai vaikui bus 19 metų, bus per networkingą. Ir, jie ateis, kai jam bus daugiau, kai jam, ar ten jai bus kokie 28, 35 ar 50, nes tavo klasiokai buvę, irgi tuo metu kažką veiks. Ir net šitas bus naudingas tik tada, jeigu jūsų vaikas, pavyzdžiui, liks gyventi Lietuvoje. Ir dauguma vaiko klasiokų liks gyventi Lietuvoje, ar arti jos bent jau, ar ne? O jeigu ne, tada networkingas krenta į tolimesnės pozicijas, nes tu nepanaudosi to networkingo. Tie žmonės gyvena kitoje valstybėje, ta prasme, tu negali jiem niekuo padėti, jie negali tau nieko padėti, ar ne? Tai, pavyzdžiui, 3 geriausių Lietuvos mokyklų abiturientai, tai čia kaip pavyzdys, dažniausiai tai būna
tvarkos kartais keičiasi, ten licėjus, KTU gimnazija, ten VJG, KJG, dar būna Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija, ar ne? Tai jie procentais, labai dideliais procentais emigruodavo. Ir kai tu emigruoji, tai tu labai ilgai būni užsieny ir dažniausiai negrįžta, arba jeigu grįžta, tai trumpam, bet realiai jau tenai viena koja pilna. Nei tarpusavėje, nei su Lietuva po 15 ar daugiau metų tie žmonės ryšio nebeturi. Arba jį turi labai silpną. Aš žinau iš savo laidos, kuri baigė 2011 metais. Ne? Tai trečdalis gyvena ne Lietuvoje. Dar senesnės yra kai kurios laidos, kur pusė gyvena ne Lietuvoje. Ta prasme, toks didžiulis procentas. Tai, kurie gyvena ne Lietuvoje, tai megzti networkingo ryšius emigravusiems tenka iš naujo naujose šalyse. Tai, kad jie čia buvo mokykloje, kurioje buvo, vaikai iš, sakykime, normalių, gerų, tvarkingų šeimų, jiems tai jau nenaudinga. Jiem tada žinios būtų buvusios daug svarbiau, jeigu jie jau vis tiek emigruoja, ne? Tai kai tu emigruoji, mokykliniai ryšiai būna prarasti, ir jie nebereikalingi, tai tas networkingas jis toks ir lieka, buvo gerai, bet negali iš jo naudos išpešti, ar ne? Tai matote, kiek yra nežinomųjų, kurie įtakoja bendrą lygį. Ir kiekvienam žmogui, kiekvienai šeimai šitie visi nežinomieji yra labai individualūs. Ar ne? Gal jūsų vaikas, nežinau, ten sportą žiūri, lanko ir jums, pavyzdžiui, stadionas yra virš visko, ar ne, svarbiau. Tai padaryti protingą sprendimą, renkantis mokyklą, yra labai sunkus ir atsakingas sprendimas. Tai tiek šį kartą trumpai apie tai, kokią iš tiesų informaciją mokinių šeimoms perteikia šiuo metu egzistuojantis geriausių Lietuvos mokyklų ir gimnazijų reitingai. Kaip visada, galite užsiregistruoti į pamokas mūsų mokykloje www.mokinkis.lt. Parašykite, kokių dalykų norite, ar kokio dalyko, o gal tiesiog norit konsultacijos pas kažkurį iš mūsų mokytojų. Diagnostikos, ar ne? Pasižiūrėt, kokia situacija ir tada pagal tai spręst, ką daryti toliau ir kaip toliau. Ir mes taip pat galim sudaryti, tarkim, mokymo programą 10, 20, 30, 50 pamokų trukmės, kažkokį tai atstatymo kursą, vitaminų kursą, kad nesusirgti. Tai tiek šiandien, ačiū, kad klausėt ir iki kitų pasimatymų.